Sveiki visi atvykę į satsangą. Buvote laukiami šanti, šanti, šanti. Sąmonė yra tobulumas, sąmonė yra absoliutus tobulas suvokimas, sąmonė yra Dievas, sąmonė yra amžinybė. Jūs esate sąmonė, jūs esate absoliutas. Jūs kaip sąmonė nieko neveikiate, nieko nedarote, nieko neužsiemate, nes esate už šio pasaulio. Ir šio pasaulio nepaliečiamas. Jūs esate sąmonė, jūs esate absoliutas. Individuali nepriklausoma autonominė asmenybė nėra reali, yra išgalvota. Atskirumas nėra realus. Mąstymas ir mintis nėra realūs. Jūs esate už jų kaip sąmonė. Mintis yra kliūtis į savęs realizaciją. Ir tos kliūtis nugalimos suvokiant individualios nepriklausomos autonominės asmenybės nerealumą. Individuali nepriklausoma autonominė asmenybė nėra reali. Reali yra sąmonė, kuri yra atrandama suvokus objekto ir subjekto nerealumą. O objektas yra pasaulis, subjektas yra jūs. Ir suvokus objekto subjekto nerealumą, jūs panyrate į sąmonę, tampate sąmonę. Jūs esate sąmonė, jūs esate absoliutas. Objektas be subjekto būti negali, dėl to suvokus objekto nerealumą, suvokiamas ir subjekto nerealumas. O jiems dingus kažkas turi būti realaus ir tas kažkas yra universali tobula neribota amžina sąmonė. Jūs esate sąmonė, jūs esate absoliutas. Jūs esate už šio pasaulio kaip sąmonė, kaip absoliutas. Jūs esate ir sąmonė, ir absoliutas, nes kūnas
kaip toks nėra realus. Reali yra sąmonė. Jūs nesate kūnas, jūs esate sąmonė. Dvasinė inquiry praktika reikalinga tam, jog jūs rastumėte išeitį iš kūniškos sampratos labirinto, iš subjekto. Ir nugalėjus subjektą yra nugalimas ir objektas. Objektą nugalėti galite suvokę, jog jis sukasi pats aplink save patį ir kartoja sukimosi taktus pats aplink save patį. Ir tai, jog jis yra persmelktas erdvė per visas savo daleles, dalelių tarpus. Taigi, objektas nėra realus. Jeigu nėra realus objektas, tai nėra realus ir subjektas. Arba atvirkščiai, jeigu nėra realus objektas, nėra realus subjektas, nėra realus subjektas, nėra realus objektas. Tiesiog objektas be subjekto negali būti. Jūs kaip sąmonė esate už visų kosminių ir kosmologinių objektų ir tuo pačiu dar už šio pasaulio. Jūs kaip sąmonė esate už šio pasaulio, jūs kaip sąmonė esate už kosmologinių ir kosminių objektų. Jūs esate absoliutas, jūs esate sąmonė. Žvaigždynai, visatos, galaktikos yra nuo jūsų neatskirti kaip nuo sąmonės. Maksimalus skaičius galaktikų yra neatskirtas nuo jūsų kaip nuo sąmonės. Mąstymas ir mintis nėra realūs. Jūs esate už jų kaip sąmonė.
Kaip danguje plaukiantis debesis nėra atskirti nuo dangaus, taip jūs nesate atskirti nuo jūs mylinčių žmonių. Jūs nesate atskirtas nuo galaktikų visatų žvaigždynų, kaip nėra atskirtas medinis žiedas nuo medžio. Kaip danguje plaukiantis debesis nėra atskirti nuo dangaus, taip jūs nesate atskirti nuo jūs kuruojančių žmonių. Pasaulis yra objektas, jūs esate subjektas. Ir nėra realus nei objektas, nei subjektas. Jūs esate už jų kaip sąmonė. Ir ta sąmonė yra kiekvienas ir jūs esate kiekvienas. Jūs esate vienovėje su aplinkiniais. Mes visi esame viena. Pasaulis yra imituota realybė ir ta imituota realybė yra vadinama samsara. Įsivadavimas į samsaros suvokimas, jog pasaulis sukasi pats aplink save patį ir kartoja sukimosi taktus. Suvokimas to, jog jis atsiranda, tai dingsta, ir pripažinimas to, jog jis nėra iš tiesų realus. Tiesiog suvokimas, jog jis iš tiesų yra imituota realybė. Ir iškilimas virš jo ir tai yra ir vadinama išsivadavimu. Protas yra aš ir tu, ir tas aš ir tu tai yra nerealios mentalinės konstrukcijos. O jeigu protas nėra realus, argi yra reali mirtis ir reali pabaiga?
prote yra taip vadinamas mirties elementas. Ir jums suvokus protą kaip nerealų, mirties elementas yra anuliuojamas. Taip pat prašvytę mokytojai mokina, jog išsivadavus iš proto, jūs tampate nebepaveikiamas taip vadinamos karmos. O tas išsivadavimas yra tiesiog suvokimas, jog aš ir tu nėra realūs. Juk jie yra tiesiog nerealios mentalinės konstrukcijos. Kaip išmestame veidrodyje per langą atsispindi dangaus kūnai, taip jūs atsispindite kiekvienas vienas kitame. Jūs gyvenate kitų pasaulių gyventojuose kaip sąmonė. Nes jūs nesate nuo jų atskirtas. Jūs esate sąmonė, jūs esate absoliutas. Jūs gyvenate kitose kaip sąmonė. Kaip danguje plaukiantis debesis nėra atskirti nuo dangaus, taip jūs nesate atskirti nuo jūs ginančių žmonių. Yra toks suvokimas, viskas yra iliuzija.
Ir tai gali būti suvokta taip, jog pasaulis su gyventojais sukasi ratu, kartoja sukimosi taktus ir tai atsiranda, tai dingsta. Suvokimas to, jog viskas yra imituota realybė ir yra suvokimas, jog viskas yra tiesiog iliuzija. Argi yra realus atsirandantis, dingstantis reiškinys. Jūs esate už šio pasaulio kaip sąmonė. Ir jūs nieko neveikiate, nieko neužsiemate, nes esate absoliuti neribota amžina sąmonė. Norint savirealizuotis, reikia nugalėti protinės tendencijas, egoistinės tendencijas. Ir tai yra atliekama suvokus aš ir tu nerealumą. Suvokiant, jog aš ir tu tai yra nerealios mentalinės konstrukcijos, už kurių jūs esate kaip sąmonė. Kaip išmestame veidrodyje per langą atsispindi dangaus kūnai, taip jūs kiekvienas atsispindite tolimų visatų neatrastų gyventojuose. Atskirumas nėra realus. Individuali nepriklausoma autonominė asmenybė yra išgalvota. Atskirumas nėra realus. Mes visi esame viena. Jūs esate už visatų, galaktikų, žvaigždynų kaip sąmonė.
Jūs esate kiekvienas, jūs esate visi. Mąstymas ir mintis nėra realūs, jūs esate už jų kaip sąmonė. Sąmonėje atsiranda gėris ir blogis, ir jie tai atsiranda, tai dingsta, reiškia, jūs esate už jų kaip sąmonė. Jie tiesiog tai yra nerealios mentalinės konstrukcijos, ir jūs esate už jų kaip sąmonė. Juk atsirandantis ir dingstantis daiktai nėra realūs. Tai yra žodžiai, ramanos, ir juos pritaikyti galime tokiame suvokime, jog jeigu sukasi planeta, apsisuka vieną kartą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, tai reiškia, jis atsiranda ir dingsta. Ir tada galime priimti tą frazę, suvokti, argi yra realus, atsirandantis ir dingstantis objektas, suvokti, jog jis nėra realus, yra tiesiog imituota realybė. Ir jeigu kosminiai objektai yra judantis, tai jie juda taip pat kaip ir mūsų pasaulis, ir jie tai atsiranda, tai dingsta. Taigi argi atsirandantis, dingstantis objektai gali būti realūs. Tai čia išvystymas to suvokimo, viskas yra tiesiog iliuzija. Jūs suvokite, jog pasaulis yra tiesiog iliuzija, dėl to, jog jis sukasi pats aplink save patį ir kartuoja sukimosi taktus, tai atsiranda, tai dingsta. Ir taip toliau visi kosminiai objektai. Tai atsiranda, tai dingsta, ir jie argi yra realūs tada. Suvokus, jog už objekto ir subjekto yra sąmonė, jūs gaunate tą sąmonę, ir suvokus kosminę sąmonę už objektų ir subjektų, suvokus objektų, subjektų nerealumą, jūs taip pat gaunate taip vadinamą kosminę sąmonę. Tiesiog, arba galite tiesiog suvokti, jog jūs esate už visų kosminių ir kosmologinių objektų ir šio pasaulio kaip sąmonė.
nesate skirtas nuo galaktikų, jūs nesate skirtas nuo visatų. Jūs nesate skirtas nuo maksimalaus skaičiaus pasaulių. Atskirumas nėra realus. Ačiū, jog buvote šiame trumpame satsangė. Linkiu jums ramybės. Šanti, šanti, šanti. Iki.